Ir jei mokytės istoriją, tai žinot, kad bet kokioj imperijos formoj, ar regioninės imperijos, ar globalios imperijos, tarkim Romos prieš 2000 metų, labiausiai engiami žmonės toje sistemoje buvo tie, kurie gyveno imperijos širdį. Ir jie naudojo mūsų primityvius instinktus, gąsdina mus išorės priešais, su tikslu, primityviai atjungiant mūsų mąstymų procesą, priversti eiti kartu su šiuo blogiu. Tačiau galinėme etape tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Ir jau nežinau, ar gali būti pavojingesnė padėtis nei imperija, kurie yra rašomi politiniai pranešimai Pinakui, Dikui Čeiniui ir kitiems 2000-ųjų rugsėjai tame tarpe. Zbignevas Bžežinskis, reguliuojantis Obamos politinę kryptį, parašęs 2 knygas, kur vienoje iš jų pavadinimų Didžioji šachmatų lenta, sako, kad jei nepadarysim naujos krizės prilygstančios Pearl Harborui, tai nesugebėsim pradėti naujų karų ir mobilizuoti savo žmonių vardan taip vadinamos amerikietiškos taikos. Bet net jei esi šios šėtoniškos imperijos tarnas, turi suvokti, kad šioje imperijoje būsi tokiam pačiam, o gal ir didesniam pavojai, negu deklaruoti priešai. Taigi, kai mes girdime apie amerikietišką taiką, tai net nėra jokia amerikietiška taika. Tai nebuvo padaryta mūsų žmonėms. Tai buvo padaryta užsienio privatiems bankams, kurie kontroliuoja jungtinės tautas, kurie kontroliuoja Pentagoną, kurie kontroliuoja mūsų kongresą ir kurie mėgina įsitvirtinti visoje planetoje, kad paskui galėtų įžengti į jų sekančią operacijos fazę. Ir jeigu jūs iki šiol galvojot, kad tironijos, kurias matėt, yra žiaurios, tai kitoje fazėje išvystė tokį baisumą, kurio dar neregėjot. Taigi, viena iš temų, kurią norėjau paliesti, yra vyriausybės rengiamo teroro istorinė apžvalga. Ir aš žinau, kad daugelis čia esančių šitą dalyką pilnumoje žino. Bet žmonėms žiūrintiems šią įrašą per 100 skirtingų videokanalų internete, YouTube ir kitose kanaluose, pamatysit, štai architektai ir inžinieriai ištyrinėjo bokštus 9 ir pateikė įrodymus, kad jie buvo kontroliuojami būdų susprogdinti nuo viršaus iki apačios, kad pastatas numeris 7 buvo sugriautas klasikiniu kontroliuojamo sprogdinimo būdu ir kad federalinė vyriausybė ir NIST buvo priversti keisti savo pasakas 5, dabar jau 6 kartus ir vis tiek nesugeba paaiškinti, kodėl šie pastatai sugriuvo. O iš mokslinės pusės tai yra labai svarbu, kadangi tai yra kažkas tokio, į ką profesionalai, fizikai, architektai ir inžinieriai šiuo metu yra įsikandę dantimis. Bet yra dar ir kitų įrodymų sričių, apie kurias noriu šiandien pakalbėti. Ir tai yra absoliutus ir 100% faktas, kad per visą istoriją valdžiažmogiai nuolatos vykdydavo teroristinius aktus ir noriu paraginti klausytojus žiūrinčius dabar per internetą, noriu paraginti jūs eiti ir pasiskaityti istorijos knygas apie Romą, kuri buvo imperinio valdymo modelis, iki kol Roma žlugo 410 metais ir vėliau tas modelis nukeliavęs per tamsiuosius amžius galiausiai pasiekė mūsų dienos šviesą. Romėnai einais laikais tai darė reguliariai ir jie paskui apie tai kalbėjo, netgi pasididžiuodami gyrėsi bei rašė instrukcijas, kaip tai daryti. Jie reguliariai surežisuodavo užpuolimus ir apsimesdami priešais patys išskersdavo visus gyventojus kaimeliuose, esančiuose imperijos pakrašty ir propaguodami tai kaip pretekstą patraukdavo vietinės gentis savo legionų pusėn, kad juos paremtų. Bet yra dar daugiau klasikinių romėnų vykdytų melagingos vėliavos operacijų pavyzdžių. Jeigu paimsite istorijos knygas ir pasiskaitysite apie pačias turtingiausias romėnų šeimas, tarkim apie Julijaus Cezario šeimą, tai Romoje ir jos apylinkėse jie buvo įsitraukę į priešgaisrinio draudimo versliuką. Ir jie ten ateidavo pas vietinius klientus, pas prekybininkus, į skirtingą kaiminystę, į žydų kaiminystę, į graikų kaiminystę, į romėnų kaiminystę ir sakydavo, jūs turite paremti mūsų priešgaisrinę tarnybą ir jei neparemsite mūsų priešgaisrinės tarnybos, tai tada mes sudeginsime jūsų rajoną. Vėliau jūs turbūt girdėjot, panašus dalykai vyko po 2000 metų, tą darė italų mafija. Tas yra gerai žinoma, jie ateina pas tave į komercinės patalpas, į valyklą, į tavo įmonę ir sako, jei nemokėsi mums apsaugos mokesčio, bei neįdarbinsi čia mano vyrukų, tuomet kas nors sudegins šitas patalpas. Ir tai yra apiplėšimas, štai kas yra melagingo teroro operacija. Tai yra mafijozinio tipo
valdymo sistema. Na, žinoma, aš čia panaudojau rumėnų bei italų mafijos pavyzdžius, tačiau bet kokia mafija veikia pagal tokias pačias prievartos taisyklės. Ir būtent tai vyksta šiandien. Žinoma, taip pat turim aprašytų nacių melagingų teroro pavyzdžių. 1939 metais Lenkijos užpuolimo išvakarėse, kuomet su Stalinu buvo jau susitarta pasidalinti Lenkiją. Kaip Hitleris įtraukė vokiečius į karą, juk jiems buvo pasakyta, kad jie sukūrė šią milžinišką Vokietijos kariuomenę, kad galėtų apsiginti. Kaip vokiečius, kurie po pirmojo pasaulinio karo jau nenorėjo daugiau kariauti, kaip juos galima buvo suvilioti užpulti Lenkiją ir taip pradėti antrą pasaulinį karą. Na, ką atliko vokiečių kariuomenė, jį paėmė kalinius iš vietinės stovyklos, perengė juos vokiečių ir lenkų pasieniečių uniformom, sušaudė ir atliko fotosesiją. O vėliau visi tą išvydo laikraščiuose, ekranuose ir išgirdo per radiją, kad Lenkija užpuolė Vokietiją. Lenkija, kuri tuo metu neturėjo normaliai suformuotos kariuomenės, su karduotais raiteliais ant žirgų, silpnesnė nei vokiečiai prieš pirmą pasaulinį karą. Jie negalėjo lygiuotis į vokiečius, anie buvo pasaulyje moderniausiai apsiginklavę. Tai buvo absurdas. Žinoma, jūs žinote apie Hitlerį ir Reichstagą, ir kaip Reichstago padegimo buvo apkaltintas psichinis ligonis Martinas van der Liube, ir dabar Europos teismai kartu su analitikais pripažino ir praeitais metais atvirai pareiškė, taip, sąmokslo teoretikai buvo teisūs, Hermanas Geringas susprogdino Vokietijos vyriausybinį pastatą. Ir vėlgi, štai problema. Mes turime virš 200 nustatytų ir išslaptintų analogiškų atvejų, kurie įvyko per pastaruosius 60 metų mūsų šalyje ir kuriuos vykdė mūsų valdžia. Arba 80 metų sprogdinimas Bolonijoje. Visi Italijos laikraščiai buvo nusieti tuo įvykiu. Apie jį pasisakė buvęs prezidentas, buvęs žvalgybos vadovas kalbėjo. Ir visada, kai nesanti valdžios struktūros viduje politinė partija, ir nesvarbu, ar dešiniųjų, ar komunistinė partija, jie puola abejas, bet Italijoje dažniausiai komunistus. Visada, kai tokia partija pradėdavo eiti iš vien su žmonėm, establishmentas pradėdavo vykdyti teroristinius aktus. Jų pamėgtos vietos, traukinių stotis, autobusai, policijos nuovados, karinės bazės. Taigi tam, kad vėliau jie galėtų demonizuoti tas grupės. Ir žinoma, mes matėme daugybę tokių pavyzdžių. Pažiūrėkite operaciją Ajax su Mohamedu Mozadeku 53 metais Irane. Mohamedas Mozadekas buvo vakarietiškos krypties, Time žurnalo tituluotas metų žmogumi. Jis ten norėjo išvystyti ir industrializuoti Iraną. Jis buvo pasaulietiškas, geriausias kada nors turėtas lyderis, jis norėjo draugauti su visais. Ir ką? Tuo metu staiga ėmė ir gimė Al-Qaeda. CŽV, kuriai tuo metu vadovavo pulkininkas Rooseveltas, šiuo metu tai jau yra visiems žinoma, nes yra išslaptinta. Na, tai buvo išslaptinta jau prieš 20 metų, bet kai klausiau audio per NPR prieš porą metų, kuris gyrėsi apie tai, tai pačiam sunku buvo patikėti, kaip dirbdamas kartu su Mi-6 ir CŽV, jis organizavo mečetės sprogdinimo ir žmonių šaudymus gatvėje ir vėliau pasirašydamas Mohamedo Mozadeko vardu išplatino šimtus tūkstančių skelbimų su raginimu ištremti radikalius musulmonus iš Irano. Mums jų čia nereikia. Paskui mūsų valdžia išnaudojo radikalius musulmonus juos pakurstydama, prasidėjo ekstremizmas, žmonės pradėjo šaudyti gatvėse, šaudė į policiją ir į kareivius, ir tai buvo panaudota kaip pretekstas kariniai intervencijai, kuomet buvo pasakyta, gerai, mes padėsime jums susitvarkyti, mes sukursime jums policinę valstybę. Ir tai mus atvedė prie dar vienos problemos. Mūsų valdžia vėl ir vėl eilinį kartą, kai tik pasitaiko proga, nenori leisti ateiti į valdžią lyderiams, kurie atstovautų žmonės, nenori leisti vystytis kitoms tautoms, nesvarbu ar Azijos, ar Latino Amerikos, ar Afrikos, ar Vidurio rytams, nesvarbu. Visais atvejais žmonės esantis mūsų vyriausybėje, šaltakraujai, didžiojo žaidimo machinatoriai, bet kuriais atvejais jie į valdžią pastato diktatorius, jie atveda oligarchus, jie sukuria despotiškas sistemas, jie suformuoja tas savak kankintojų komandas ir kariuomenės, kurios mirtinai nukankino 200 tūkstančių žmonių. Ir mano žinutė jums, jei jie tai gali padaryti Italijoje, gali padaryti Irane, gali padaryti Argentinoje, gali padaryti bet kur kitur pasaulyje, ar jie to nedarys pas mus? Ir atsakymas yra taip. Kriminalai, kurie kontroliavo šią šalį jau daugiau nei 50 metų, yra visiškai šaltakraujai ir jiems patinka daryti tai, ką jie daro. Ir jiems patinka faktas, kad visuomenė nesupranta, kas vyksta, kad 9 atvejuose iš 10, ar net daugiau, tai yra valdžios struktūros rankų darbas, tos provokacijos. Paskui mes žinome apie operaciją Northwood. Manau, visi iš esančių čia apie ją žinote. Nebent kai kurie, kas dabar žiūri per video, nežino, bet apie tai rašė Associated Press, Baltimore Sun, ABC žinios.
Nacionalinės apsaugos archyvai. Jūs galite perskaityti visą ataskaitą. Ten ne tik pasakyta, kad perims lėktuvo valdymo radio ryšio būdu ir susprogdins jį. Ne tik sakoma, kad bus surežisuotos netikros CŽV pareigūnų mirtis. Ne tik sakoma, kad susprogdins bombą Miami ir Vašingtone. Ten dar parašyta, kad JAV kariškiai persirengę kubiečių uniformomis užpuls JAV karo laivyno bazę Guantanamo įlankoje, Kuboje, ir kad nužudys JAV kareivius. Ir dar ten parašyta, kad užpuls karinę bazę Vašingtone, Kolumbijos apygardoje, tai yra Pentagoną, ir paskrūdins kareivius. Juk matėte tokius paskrūdintus vos prieš kelias savaitės. Ir štai kas baisaus yra šiuose patologiniuose individuose, kad jie kartoja tuos pačius darbus vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Ir spėkite, iš kur šaulys, kurio neranda mėnesius laiko, gavo savo ginklą. Iš policijos areštinės, iš Tenesio. Spėkite, iš kur gavo ginklą šaulys įvykdęs išpuolį Nevadoje. Iš tos pačios vietos, iš Tenesio, nors nei sykio nėra tenais buvęs. Ir tai vis kartojasi ir kartojasi. Šie vyrukai visuomet buvo atostogose, juos visą laiką pakeša, surežisuoja įvykius ir niekada nepateikia video įrašų.